kapsi vanduo. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko įsimetė grybas, yra atgyvenusi santechnika. Dirba 2 drėgmės surinkėjai, traukia vandenį iš rūsio. Sienos po biškį darosi šviesnės, medžio grybas džiūna. Teks visą rūsį apdoroti chemikalais, nes visas rūsys yra užkrėstas. Nes matosi visur sporos ant sienų, ant grindų. Rudos grindys nuo sporo apsėstų. Net anglis, iš juodų anglių pasidarė rudos anglis. Dėl to, kad visur yra grinai užkrėsta patalpa medžio grybų. Tai tokią patalpą būtina dezinfekuoti 100%. Va, matot, visur grybas įsimetęs. Čia visur, nu žodžiu, visa patalpa, čia nėra, kaip sakoma, ką rodyti, bet tas, kas nematė, tai vat, įsivaizduokit, kokius objektus mes atlikinėjame. Čia vat, lūpasi jau tas grybas visas. Kai pradeda džiūt paviršius, po biškį grybas nebegauna drėgmės, sąlygos jam prastėja ir mes tokius objektus būtent ir tvarkome. Matot, dirba 2 drėgmės surinkėjai, 2 šildytuvai. Tai atvažiuos santechnika, sutvarkys kapitališkai santechniką visą. Dezinfekuosime pilnai visą rūsį. Ir problemą turėtų maždaug įsispręsti. Aišku, reikia dar su rūsio sienos izoliaciją atlikti, drenažą ir taip toliau, vėdinimą pagerinti, nes vėdinimas yra tik tai įėjimas, o išėjimo nėra. Tai planuojam ventiliaciją padaryti šachtą papildomą, kuri leistų judėti orui pastoviai. Tuomet rūsys taps sausesnis iš karto.